Man buvo apie 7 metai, kai aš paskutinį kartą mačiau tėvą. Bet aš paskutinį kartą su juo bandžiau susisiekti, gal kai man buvo 15 ar 14 metų. Aš tėvui parašiau paskutinę žinutę, aš sakiau, jis nori, nes aš anksčiau su juo ant jo pykau, bet po to aš jam parašiau paskutinę žinutę ir pasakiau, kad jeigu jis nori bandyti kažką susisiekti ar bandyti patvarkyti santykius tarp mūsų, kad aš mielu noru tai padaryčiau. Bet aš jam dar pasakiau, kad aš jam nebeskambinsiu, neberašysiu. Jeigu jis nori kažką bandyti daryti, tai jis man turi parašyti ir tą galėsim spręsti. Mano vardas Simim. Esu lietuvis, bet taip pat turiu arabiško kraujo. Mano mama tikra lietuvė, o tėvas kilęs iš Arabijos. Aš labai mėgstu kovinius menus, pats sportuoju Muay Thai ir bandau kažką pasiekti šitame sporte. Taip pat mėgstu žaisti kompiuterinius žaidimus ir kartas nuo karto susitikti draugais ir su jais kažką nuveikti. Aš šiaip, kai buvau jaunesnis 6-5 metų, aš idealizavau savo tėvą, jis man atrodė labai geras žmogus, šiaip ir visi mano ir močiutė irgi man sakydavo, mano tėvas puikus vyras ir taip toliau. Ir aš jį idealizavau iki kol tie tėvai išsiskyrė. Aš šiaip gal manyčiau, kad gal dėl kitos šeimos, nežinau, mano mama su tėvu dažnai pykdavosi ir kai išsiskyrė, aš manau, kad jis ir kita dabar šeima tikriausiai turėtų ir gal dėl to su manim nieko nenori turėti, nieko nenori daryti. Mano šeimos situacija yra įdomi. Kadangi mano tėvas yra užsienietis ir neturi Lietuvos pilietybę, aš tik jį galėdavau sutikti, kai jis atvykdavo į Lietuvą arba aš pas jį nuvažiuodavau Danijoj. Tėvo dėkui, aš turiu 2 pilietybės, turiu Lietuvos ir Danijos pilietybę, bet mano tėvai dabar yra išsiskyrę ir tėvas su manim nebandė išlaikyti ryšio, gal dėl to, kad mes gyvenam skirtingose šalyse, bet aš tėvui išskambinau, rašinėjau žinutės, laukiu labai ilgai jo atsakymo, net ir kai susilaužiau koją, buvau tėvui nusiuntę žinutę, kad sulaužiau koją ir nuotrauką nusiunčiau ir kaip su kitom žinutėm ir su kitais skambučiais tiesiog ignoravo. Aš kai gimiau, aš buvau pakrikštytas ir taip pat aš buvau užaugintas kaip krikščionis. Mano visa šeima tiki krikščionybę, ypač močiutė. Man močiutė visą norėdavo, kad aš dar labiau būčiau krikščionis, negu kaip būdavo ir labiau tikintis būčiau, bet manęs krikščionybė nelabai traukia. Aš apie 20 metais kažkur sutikau tokį draugą. Jis iš Turkijos originaliai yra, bet aš su juo pradėjau bendrauti ir jis man papasakojo apie islamą. Man tai labai sudomino. Ir po to aš pats pradėjau domėtis šią religiją. Ir nors mano visa šeima buvo krikščioniška ir aš buvau užaugintas kaip krikščionis, aš pasidomėjęs islamu, aš nusprendžiau, kad aš noriu tapti musulmonu ir atsisakyti krikščionybės. Man buvo apie 14 arba 15 metų, kai aš jau priėmiau islamą ir tapau musulmonu. Kai aš turėsiu savo vaikų, aš tai taip pat dabar išmokau gyvenime pamoką, kad aš taip pat nesielgsiu, nes aš žinau,
rezultatas, kai tai būna, kai neturi tėvų gyvenime.